O neoficialiai tai Romas, kaip mes jį vadindavom. Romas buvo ir yra mano televizijos ir kino krikštatėvis. Pirmą kartą įmetė į tą Dabliną, dar studentų buvo. O paskui visur kitur mėtė. Ne, paskui nemėčiau. Čia tai rašė, kad aš galvoju, kad čia dabar taip staigiai aš negaliu. Ir po to turėjau atsiskaityti. O po to mes kiaulystės krėsim dirbdami. Nu, čia jau nepasako. Neatsimenat, kaip aš nupaišiau Keltuvą ir Kuinį į tą pusę. Mes abu buvom patenkinti, o paskui centro komitetas Nu, ką darysi, buvo visokių. Tai sėkmės manęs laimingai. Dėl to. Taip. Ir nuo visos sąjungos. Ačiū. Taip, dabar Lietuvos dailininkų sąjunga jūs taip pat sveikina. Tai tiesiog aš pati kaip nustebusi, kad jūs esate net 3 sąjungų narys. Tai čia tiesiog turbūt, aš taip įsivaizduoju, kad nedaug yra žmonių, kurie būtų kelių sąjungų nariai. Tiesiog nuo sąjungos linkiu jums pirmiausia sveikatos, kantrybės, ištvermės ir kūrybinio skrydžio. Aš manau, kad jūs tikrai galite dar sukurti įvairių pastelių, darbų ir taip toliau. Vienu žodžiu, sveikatos, laimės ir būti tokiam pačiam, kaip čia, linksmam, žvitriam ir laikytis. Nu, čia labai sunkiai pasiekiami dalykai. Nu, bet ką darysi? O čia pasižiūrėti, ką daro kolegos. Čia bus ir tapytojų knyga, bus tapytojų nuotraukų, bus grafikų. Man čia? Nu taip, kolegų. Ačiū labai. Ačiū labai. Buvo labai malonu dirbti, šiandieną neužmirštam. Ir be to jūs subūrėte tokį šaunų dailininkų kolektyvą tuo metu, kūrybingų, išradingų, juk darbą studijoje kiekvieną kartą, kai eidavom, norėdavom nesikartoti. Tai vat jūsų kolegos, jūsų visi suburti dailininkai ir jūs pats mums padėdavot visą tai įgyvendinti. Mes visą laiką prisimenam tuos reiškia darbus, kuriuos nudirbom kolegai. Ačiū jums labai. Sveikatos ir sveikatos. Geriausias viršininkas, aš niekada negirdėjau sakyti. Aš žinai, dabar peržinau tą dalyką. Kaip, palygini, aš labai džiaugiuosi, kad mes susipažinom. Tarp kitko, aš irgi nuo 63 metų. Aš žinau, kad tokie... Romutė, prašau. Jau, ačiū. Tai reikia jaunutė tokia, lietnutė, ir dabar lietna. Romai, laimingai, labai daug sveikatos. Visada, būkit ir būkit. Ir kurkit. Darykit viską. Ne, nepažadu. Pažadėkit. Nepažadėsiu, negaliu, ne mano rankose tai. Vis tiek, Romai, laimingai. Sakys, ateik. Romai, labai pasakė. Nu, ačiū. Labai džiaugiuosi, kad jūs vis sukūrėt švenčių. Aš tiek prisimenu jau jūsų jubiliejų. Viena paroda, kita paroda, trečia paroda. Ir vienu žodžiu šventė po šventės. Ir jūs mus visą laiką džiuginate. Tai labai jums už tai ačiū. Ačiū. Kai aš atėjau, tik tai žalias toks atėjęs. Buvo jums 50. Buvo toks žalias, visiškai žalias atėjau, 50, o dabar... Toks laikas buvo kaip 50. Bet aš galvoju, koks jūs toks, nu jau, nesakysiu, bet dabar jūs lygiai toks pat.
Po 35 metų. Po 35 metų. Tau 50? Dabar 50. Nu, Stasiukai. aš tik buvau vos tik tai pirmus žingsnius. Aš atsimenu, žengdamas. aš žinau, bet su tavim galima viskuo pasitikėti buvo. Ką tau duosi užduoti, tu visada padarysi. Netgi visi stebėjusi šitą Mindaugo karūną, čia tavo, Nu, tai dar nevykusi. nu, Tai vat, kad šitą karūną reiktų va čia va uždėti. aš nepakenčiau Šitą karūną nuo čia reiktų. Nu tai padarei taip, kad tu laikų mesti. Dėkui, dėkui. Sąjungos sveikinimus. Su manim palyginti. Ir tas, galėtum šalia snapiko raketis tokį, tai bent gėdos nebūtų išlieka. Nu, jau dabar ne. Buvusi. Ekskliuzyvingai. Nu ką padarysi? Sako, yra pradžia, yra pabaiga kiekvieno.